Ventos regioniniame parke svarbiausios gamtos vertybės yra Ventos, Virvytės, Dabikinės, Uogio, Avižlio, upės ir upeliai. Jų natūralus ir hidrografinis tinklas, slėniai su retomis Lietuvoje natūraliomis pievomis, senomis giriomis ir giraitėmis. Europos mastu ypač vertinga Papilės atodanga, kurioje atidengti jūros periodo suakmenėjusios faunos kompleksai, buvę žemės paviršiuje prieš 155–130 milijonų metų. Tai unikalus geologinis paminklas. Kalbiname Ventos regioninio parko direktorių Andrių Almanį. Stovime labai turtingoje vietoje. Turtinga ši vieta yra visokiais atžvilgiais – geologinių, kultūrinių ir gamtinių. Pirmiausia, ši vieta yra įdomi tuo, kad čia yra Svirkančių geologinė atodanga. Tai yra tarpledynmečio atodanga, atidengianti geologinius sluoksnius buvusius tarp paskutinio ir prieš paskutinio ledynmečio. O tokių atodangų Lietuvoje ir netgi Baltijos šalyse nėra tiek daug. Iš gamtinės pusės ši vieta yra įdomi tuo, kad čia gyvena nemažai tulžių. Aišku, jos sunku pamatyti, tai yra paukšteliai gana atsargus, bet ko gero vienas iš gražiausių paukščių visoje Lietuvoje. Taip pat ši vieta, kaip jau minėjau, įdomi yra iš istorinės archeologinės pusės. Kitoje pusėje Virvytės, kadaise gyveno žiemgalių gentis, jie čia gyveno, čia laidojo savo žmonės ir archeologai yra atkasę nemažą jų palaidojimų. Jie čia gyveno maždaug nuo 10 iki 13 amžiaus, buvo pakankamai nemaža gyvenvietė, kurios dar dėja nepavyko rasti tik tai jų palaidojimus. Jie gyveno čia, galima sakyti, pačiame žiemgalių žemės pakraštyje. Kaimynai buvo su žemaičiais, su kuršiais. Aišku, jam teko ir kariauti, ir prekiauti nemažai, bet šita vieta, kur jie gyveno, buvo gana palanki ir patogi visais atžvilgiais. Prie pat Virvytės upės nuplaukdavo Ventos upė, o Venta jau netoli iki jūros nuplaukti. Virvytės upė yra žymi tuo, kad ji yra pati srauniausia Lietuvoje upėje. Jos srovės vidutinis tėkmės greitis maždaug 1 metras per sekundę. Virvytė yra įtraukta netgi Lietuvos rekordų knygą, kaip pati srauniausia upė. Deja, šis rekordas lemia Virvytei tokius dalykus kaip daugybė pastatytų užtvankų ir hidroelektrinių. Hidroelektrinės, aišku, yra gerai, jos gamina elektros energiją, kuri yra mums visiems reikalinga, be to mes be jokios abejonės negalime gyventi. Bet deja, bet turime pasakyti, kad tų hidroelektrinių čia tikrai per daug tankiai pastatyta, per daug užtvankų ir jos tikrai yra pakankamai smarkiai pakeitusios visą natūralią būklę ir ekologinę būklę. Vienose vietose vandens per daug, kitose per mažai, kartais būna, kad ta srovė netgi užtvenkiama, sustabdoma, kas tikrai nieko gero neduoda nei gamtai, netgi ir poilsiautojams. Ir, na, aišku, šiai dienai yra padėtis tokia, kokia yra, jau nieko nepadarysi, bet bent jau ateičiai tai tikrai daugiau čia hidroelektrinių, manau, neturėtų atsirasti. Papilės jūros geologinio periodo atodanga, prie kurios štai čia stovime, yra, galime sakyti, Lietuvos geologų meka. Ir ne tik Lietuvos, ir kitų kraštų geologai čia važiuoja. Kodėlgi? Todėl, kad visoje Lietuvoje tik čia, ties Papilė, Ventos regioninėme parke, yra vienintelė vieta, kur jūros geologinio periodo sluoksniai išeina paviršių ir jos galima tyrinėti. O būtent štai šita vieta yra istorinė atodanga dviem aspektais. Pirmas aspektų dėl pačios atodangos, dėl jos geologinės istoriškumo, o antrų aspektų dėl jos tyrinėjimo istorijos. Ši atodanga yra tyrima jau, galima sakyti, 200 metų ir yra seniausiai Lietuvoje tyrimas geologinis objektas. Pirmasis šią atodangą ir kitas atodangas Papilės apylinkėse atrado Dionizas Poškis, jau atrado visokių suakmenėjimų, kaip tada sakė, fosilijų, na, o po jo jau atvažiavo kiti geologai iš kitų kraštų ir Lietuvos ir tęsė šios tyrinėjimus. Esame Viekšnių mieste, prie Viekšnių vaistinės. Tai pati seniausia Žemaitijos vaistinė. Pernai 2010 metais jai sukako 150 metų. Šią vaistinę įkūrė Teodoras Geldneris, o po to ją perėmė lietuvių vaistininkų dinastija, Vincas Aleksandravičius ir jo sūnus Juozas Aleksandravičius. Ir ši vaistinė
visus 150 metų iki šios dienos, galima sakyti, veikia be jokios pertraukos. Šitas pats pastatas, kur yra įkurta vaistinė, kaip manoma, yra pats seniausias Viekšnių mieste esantis pastatas, statytas jau 18 amžiuje. Šiuo metu čia yra įsikūręs muziejus, vyksta įvairūs renginiai, susitikimai. Tai yra tikrai ir kultūrinė, ir mokslinė prasme įdomi traukos vieta. Jaundarnėlis lanko šeina, sušveisio dalgelio, oja, oja, sušveisio dalgelio, oja, oja. Šiam vaistažolių darželiui jau daugiau negu 150 metų. Nuo pat pirmosios vaistinės įsikūrimo dienos čia buvo auginamos įvairios vaistažolės ir naudojamas įvairių medikamentų gamybai. Esame vaistinės viduje. Visa tai, ką matote, yra išlikę autentiška iš paties XIX amžiaus pabaigoje. Čia dirbo vaistininkas, jo padėjėjai, ateidavo žmonės, pirkdavo vaistus. Čia, pavyzdžiui, matote, signatūros jos būdavo pritvirtinamos prie buteliukų žmonėms perkant vaistus, įvairios knygos, kuriuose būdavo registruojami vaistai. Taigi žmonės iš visų Viekšnių apylinkių ir dar iš tolimesnių atvažiuodavo čia semti sveikatos. Šiuo metu ši vaistinė deja, bet nedirba. Čia yra kol kas tik tai muziejaus ekspozicija. Bet labai tikimės, kad ateityje ji vėl bus veikianti, dirbanti vaistinė. Stovime prie Gyvuolių piliakalnių, kitaip dar vadinamų Švetkalnių. Čia žmonės šitose vietose įsikūrė jau pirmajame mūsų eros tūkstantmetyje ir gyveno maždaug iki 13 amžiaus. Greičiausia senųjų Žiemgalių gentis. Jie čia dirbo, gyveno, kovojo. Jeigu piliakalnis buvo įkurtas, tai aišku, kad reikėjo kovoti. Neseniai archeologai atliko čia tyrimus, kaip čia matot pavaizduota. Ir nustatė, kad šitame piliakalnyje buvo medinė gynybinė siena. Pilies greičiausia, kad nebuvo, tik tai siena buvo. O piliakalnis, kuo dar įdomu, šalia piliakalnio auga Gyvuolių pušis. Labai sena, graži pušis šalia čia senovėje buvusių kapinaičių. Na, o jeigu kalbėti apie patį Gyvuolių kaimą, iš ko yra kilęs Gyvuolių kaimo pavadinimas. Yra visokių versijų, bet galbūt labiausiai įtikinama ir toksai įdomiausias pasakojimas ir, manau, teisingiausias, kad senovėje čia prasiautus maro epidemijai, praktiškai visose apylinkėse neliko nei vieno žmogaus, visi išmirė, tik va šitose vietose daugumai išliko gyvų. Tai tais laikais išlikti gyvam buvo labai įdomi savybė, tai va šitos žmonės taip ir pavadino gyvuoliais. Daug lašinių, gerą brizą, daug saulės dango greitą. Esame ties Papartynės vandens malūnų. Tai senas medinis malūnas, veikęs daug metų, pastatytas jau XIX amžiuje. Šiuo metu čia veikia mažoji hidroelektrinė. Kaip po vandens malūnas, grūdus malantis, jis deja jau nebeveikia, bet galima bet kada atvykti, apžiūrėti. Tikrai yra įdomu, ką pažiūrėti. Kitoje pusėje Ventos matome Papilės piliakalnį. Ant šio piliakalnio, aišku, kadaise stovėjo galinga pilis, kurie gynė mūsų protėviai. Ir kaip yra aprašyta Livonijos eiliuotoje kronikoje, 14 amžiuje Livonijos kariai net 2 sykius atakavo šitą žemės, būtent šitą pilį, bet mūsų protėviai sėkmingai juos atmušė. 18-19 amžiuje šiame piliakalnyje buvo įrengtos kapinės, kurios veikia iki šios dienos. Yra šiose kapinėse palaidota nemaža garsių vietinių žmonių ir pats garsiausias, žinomiausias iš jų, žinoma, tai Lietuvos rašytojas ir istorikas Simonas Daukantas.
pasmonijuoja, nes savo žiedelį man dovano. Virvytės ir Ventos upė, kaip ir dauguma kitų Lietuvos upių, kiekvienais metais šiltuoju metų laikotarpiu plaukia nemažai vandens turistų, daugiausiai, aišku, baidarininkų. Mums tikrai smagu, kad žmonės atvyksta į mūsų kraštą, apsilanko, pamato daug įdomių vietų ir turime pripažinti, kad dauguma iš jų elgiasi labai gražiai, kultūringai, bet dėja ne visi. Pasitaiko tokių, kurie ir šiukšlina, netgi pačiame vandenyje ir pakrantėse, ir laužus, kur papuola. Ir to tikrai neturėtų būti. Kiekvienas žmogus puikiai supranta, kad taip nereikia elgtis, bet tikrovėje dėja kartais visiškai kitaip būna. Na, gali būti, kad kartais žmogui atrodo, kad jis elgiasi visiškai normaliai, nors iš tikrųjų taip nėra. Ir mes tengiamės su tokiais žmonėmis pasikalbėti, jiems paaiškinti, visai nebūtina pyktis ten, iš karto kažkokias baudas dėti, kartais užtenka normaliai pasikalbėti su žmogumi, išaiškinti ir jis tikrai supranta, kodėl jis netaip darė. Ir jeigu kyla kokių klausimų, neiškumų, kaip reikia iš tikrųjų elgtis, kaip stovyklauti, kur laužus kurti, kaip nakvoti, tai visada galima susirasti taisyklės, elgesio taisyklės, Ventos regioninio parko lankymo taisyklės, kurias galima rasti mūsų internetinėje svetainėje www.ventosparkas.lt. Taip pat, aišku, į direkciją atvykus galima kuo puikiausia viską įsiaiškinti. Ir kai kuriuose informacinėse stenduose irgi būna tos taisyklės parašytos. Su pagrindinėmis Ventos regioninio parko lankymo taisyklėmis galima susipažinti lankomiausiose parko vietose esančiuose stenduose ar parko direkcijoje. Poilsiaukite ir laužus kūrenkite tik tam skirtose vietose. Automobiliais važinėkite keliais, juos statydami pažymėtose stovėjimo aikštelėse, iki vandens telkinio išlaikydami 25 metrų atstumą. Plaukioti upėmis galima tik be motorinėmis vandens transporto priemonėmis. Išlaikykite švarią aplinką, tausokite rekreacinius įrenginius, netriukšmaukite. Neleiskite šunims laisvai bėgioti miške, nes jie gali padaryti žalos miško gyvūnams ar parko lankytojams. Rinkdami grybus, uogas ir vaistažoles laikykitės mažųjų miško turtų naudojimo taisyklių. Pastebėję gaisrą, skubiai gesinkite ir skambinkite į priešgaisrinę apsaugos stotį. Pastebėję apniokotą ar niokojamą aplinką, praneškite parko direkcijai arba policijai.